Labą dieną, sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Tęsime geografinę žemės pažinimo tematiką. Šiame vaizdo įraše norėčiau padiskutuoti apie tai, kas yra ciklonas ir kas yra anticiklonas. Kuo jie skiriasi, kokie yra pagrindiniai dalykai, kurie jos charakterizuoja. Taigi, kas yra ciklonas? Ciklonas yra žemo slėgio atmosferos darinys, kuriame yra žemas slėgis ir ypatingai jo centre yra žemas slėgis. Taigi jo pakraščiuose yra aukštesnis slėgis, jo viduryje yra žemiausias slėgis. Ir ciklonas sukasi prieš laikrodžio rodyklę šiaurės pusrutulyje, pietų pusrutulyje atvirkščiai. Taigi cikloną dar charakterizuoja tai, kad jis yra labai, galima sakyti, yra drėgnas atmosferos dalinys, nes ten yra formuojasi daug kritulių, jie kyla, vėsta ir kondensuojasi vėl kaip krituliai. Todėl ciklonai atneša daug vasarą, šiltuoju metų laikotarpiu atneša lietaus, šaltuoju atneša sniego, jie atneša daug kritulių. Ir svarbu paminėti tai, kad Europoje formuojasi jie ateina į Europą nuo Atlanto vandenyno ir paprastai slenka į rytus. Taip pat yra viduržemio ciklonai, kurie taip pat įtakoja klimatą Europoje ir Lietuvoje šiek tiek. Bet daugiausia Lietuvos klimatą formuoja ciklonai, kurie ateina iš vakarų nuo Atlanto vandenyno. Ir dabar reikia pasakyti, kas yra anticiklonas. Taigi anticiklonas atvirkščiai yra aukšto slėgio zona, kuri charakterizuojama to, kad centre yra didžiausias slėgis. Taigi oras sukdamasis, jis leidžiasi žemyn ir centre yra didžiausias slėgis. Anticiklonas dar yra charakterizuojamas to, kad jis sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Tai jeigu, kaip sakėm, anticiklonas sukasi prieš laikrodžio rodyklę, tai anticiklonas sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Ir kokiusgi orus atneša anticiklonas. Anticiklonas atneša saulėtus ir giedrų orą. Ir vasarą anticiklonai, šiltuoju metų laikotarpiu anticiklonai atneša saulės, šilumos, visada yra giedras dangus, saulė dieną įkaitina žemę, temperatūra stipriai pakyla, o naktį atvėsta. Ir anticiklonas būtent padaro tokį paros ritmą, kad paros temperatūros svyravimą padaro didesnį, kad diena yra šilčiau, naktį šalčiau. Ir žiemą, kai ateina anticiklonas, pavyzdžiui, Skandinavijos ar iš poliarinio zonų, jis atneša labai šaltus orus, ypač naktį oras atvėsta ir būna labai šalta, ežerai užšąla
būtent anticiklono metu, kai oras greitai ir staigiai atvėsta naktį. Dieną jis taip staigiai diena temperatūra staigiai nepakyla dėl to, kad tiesiog saulė yra neaukštai. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurie skiria ciklonus ir anticiklonus. Tai, ką reikia prisiminti, kad ciklonai atneša drėgnus, lietingus orus, stiprų vėją, žiemą atneša sniego, jie yra žemo slėgio atmosferos dariniai, o anticiklonas atvirkščiai yra aukšto slėgio ir jie atneša saulėtus orus su dideliais temperatūros svyravimais žiemą ir vasarą, dieną ir naktį. Taigi tai yra pagrindiniai dalykai, kurie charakterizuoja ciklonus ir anticiklonus. Tikiuosi tai buvo naudinga, spauskite like, taip pat galite paremti šitą projektą. Iki kitų susitikimų. Ate.